Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą privaloma užpildyti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo augalų apsaugos produkto panaudojimo. Per paraiškų priėmimo informacinę sistemą augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą privaloma pildyti šia tvarka. Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 dienos, kai apdorojamas žemės plotas nuo 200 hektarų. Nuo 2024 m. balandžio 5 dienos, kai apdorojamas žemės plotas nuo 150 hektarų. Nuo 2025 m. balandžio 5 dienos, kai apdorojamas žemės plotas nuo 100 hektarų. Nuo 2026 m. balandžio 5 dienos, kai apdorojamas žemės plotas nuo 1 hektaro. Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų sąraše pasirinkite pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą. Jei žurnalą pildo žemės ūkio veiklos subjektas arba jo atstovas, žurnalo paieškos lange pasirinkite einamuosius metus, kuriais bus pildomas žurnalas, ir paspauskite mygtuką Ieškoti žurnalo duomenų. Jei žurnalą pildo savivaldybės darbuotojas, žurnalo paieškos lange įveskite asmens arba valdos kodą, pasirinkite einamuosius metus, kuriais pildomas žurnalas, ir paspauskite mygtuką Ieškoti žurnalo duomenų. Atkreipiame dėmesį, kad pildyti žurnalą galima tik einamaisiais metais. Ankstesnių metų žurnalo duomenis galima tik peržiūrėti. Paspaudę mygtuką Įvesti naują, pasirinkite Įvesti naują kitą objektą, jei augalų apsaugos produktai buvo panaudoti nedeklaruotuose laukuose ir kituose objektuose. Įkelti deklaruotų laukų duomenis, jei augalų apsaugos produktai buvo panaudoti deklaruojamuose laukuose. Įkelti AAP apdorotų laukų duomenis, jei augalų apsaugos produktų panaudojimas buvo registruotas, siekiant informuoti bitininkus apie planuojamą purškimą.